Mano vardas yra Andrius Grigorjevas, aš norėčiau šiandien papasakoti apie įžvalgas ir aš pasirinkau įžvalgų temą dėl vienos labai paprastos priežasties. Tai yra vienas iš tų dalykų, kuriuos mes labai dažnai pamirštam, kalbėdami apie inovacijas, kalbėdami apie pokyčius ir kalbėdami apie tam tikrų verslų, industrijų arba net veiklos ryčių transformavimą. Dalis informacijos, kuri buvo pasakyta pristatant mane, yra neteisinga. Aš jau nesu Idea Group strateginės komandos vadovas. Prieš pusantro mėnesio mes startavom su brand management agentūra, kuri yra pirmoji agentūra Baltijos šalyse, kurie užsiema tendencijų tyrimais. Mes darom forecastingą, mes darom trendų analizės ir visą tai pristatom ir naudom kartu su prekės ženklais jų inovacijos procesuose 3 Baltijos šalyse. Tai ir norėčiau pasidalinti tam tikrais dalykais, kuriuos mes esame išsigryninę per laiką ir kuriuos, aš manau, labai būtų svarbu savo veiklą pritaikyti daugelį iš jūsų. Tai pats pirmiausias, nuo ko norėčiau pradėti, yra tai, kad iš esmės yra 2 problemų sprendimo būdai. Jeigu mes susiduriam su bet kokia problema, ar tai būtų socialinė problema, ar bet kokia kita, ar tai būtų prekės ženklo ar verslo problematika, mes turime 2 būdus, kaip mes galime pabandyti ją išpildyti. Vienas iš jų yra labai paprastas. Mes galim kalbėti apie efektyvumą, mes galim kalbėti apie optimizavimą ir tam tikrų procesų arba tam tikrų veiklų integravimą. Viskas yra labai matematika, viskas gali būti gražiai apibrėžiama ir sutvarkoma. Ir tai vienas iš būdų, kaip dažniausiai verslai bando pasiekti savo tikslus. Jie bando optimizuoti, jie bando pritaikyti efektyvesnės gamyklos principus. Bet tai nėra vienintelis kelias, tai yra tik vienas iš būdų, kaip mes galim galvoti apie problemas. Antras būdas yra galvoti apie žmogų. Tai pirmiausia, jeigu mes galvosime apie žmogų, mums pasidarys labai svarbu jo elgesys, kodėl jis elgesi tam tikrų būdų, kodėl jis turi tam tikrus santykius su kitais žmonėm, kokias nuostatas jis turi, kaip jo nuostatos arba požiūris į gyvenimą lemia būtent tam tikrus jo veiksmus arba tam tikrų veiksmų nebuvimą ir galiausiai kokios ideologijos lemia tai, kad jisai priima vienokius arba kitokius veiksmus. Ir jeigu mes sakome, kad žmogus yra pats pagrindinis vardiklis, ką jau kiti pranešėjai šiandien minėjo, mums pasidaro pakankamai įdomu apsibrėžti, o kaip mes galim kažką pakeisti apie tą žmogų. Ir tai yra mūsų antrasis kelias. Mums yra labai svarbu atrasti įžvalgas, kurios mums atskleistų motyvacijas ir priežastis, kodėl žmonės elgiasi vienaip ar kitaip. Ir tada mes pradedam kalbėti apie transformavimą, mes pradedam kalbėti apie inovacijas. Ir būtent įžvalgos labai dažnai mus nuves prie veiksmų, kurie iš esmės gali pakeisti ir transformuoti tam tikrą veiklos sritį. Ir mes čia nebekalbam apie tiesiog proceso optimizavimą ar kitokius dalykus. Iš esmės, įžvalgos labai dažnai mus leks eksponentiškai pagerinti savo rezultatus, nekalbant tiesiog apie jų kažkokį tai laipsnišką kitimą. Tai mano šitas antras kelias, aš norėčiau šiandien truputėlį pakalbėti būtent apie įžvalgas ir ką jos mums gali duoti ir kokie yra keliai eiti link įžvalgų. Tai pirmiausiai, pats pirmas žingsnis yra pasakyti, kad kas yra mums reikalinga, kalbant apie įžvalgas. Tai pirmiausia, mes turėtume turėti tam tikrą, aš vadinčiau, į čeklistų, kuris yra būtinas, kad galėtume sakyti, kad įžvalga yra teisinga. Pirmiausia, tai turi būti paaiškinantis naujas ir pagrįstas pastebėjimas apie žmogišką elgesį, kuris mums atsako į klausimą, kodėl žmonės elgiasi tam tikrų būdų. Ir aišku, jis turėtų būti pakankamai naujas, nes tas naujumas lemia tai, kad kažkas kitas nebus jo įgyvendinęs ir nebus jo išpildęs savo veikloje. Pavyzdžiui, mes visą laiką galim sakyti, kad vienas kanoninių pavyzdžių yra, kad žmonės savo gyvūnus, naminius gyvūnus maitina 2 kartus per dieną. Galima paaiškinti labai banaliai, sakydami, kad žmonės tikriausiai ryte ir vakare būna namuose, dėl to maitina savo gyvūnus tada. Bet galima prieiti visiškai kitos išvados ir pasakyti, kad iš tikrųjų žmonės jaučiasi kalti, valgydami maistą savo gyvūno akivaizdoje. Ir kad tą kaltę sumažinti, jie maitina savo gyvūnus tuo pačiu metu. Jokios fiziologinės priežasties maitinti gyvūnus 2 kartus per dieną nėra. Ir toksai paaiškinimas, tokia įžvalga yra žymiai įdomesnė ir gali būti pritaikyta visiškai naujų būdų ir galbūt net transformuoti egzistuojantį žmonių elgesio modelį. Tai mes pakalbėsime apie tokius dalykus. Ir aš norėčiau pakalbėti apie 2 būdus, kurie yra naudingi, jeigu mes norim prieiti tam tikrų išvadų. Aš noriu nuvesti jūs tokią truputėlį atrodytų net nelinijinę kelionę, kaip mes galime labai priartėti prie vartotojo ir suvokti tokius mikromomentus, kurie mums leidžia iš esmės arba inovuoti, padaryti naują programėlę, jeigu jūs galvojate programėlėmis, pakeisti verslo modelį, arba galvoti netgi apie prekės ženklo kūrimą arba komunikaciją. Tai vienas iš tokių yra, aš norėčiau parodyti vieną veikėją jums. Kalbėsime apie tokias mažas tiesas, kai mes atsiduriam labai arti žmonių. Tai dabar esame labai arti Čeko. Žinote Čeką? Esate ką nors matę? Čekas yra appsas, Čekas yra inovacija, jis yra visiškai naujas dalykas. Čekas vedžioja žmonės už pinigus. Jūs galite, jo verslas šiuo metu yra augantis verslas, jisai prieš porą mėnesių buvo tik tai vienas žmogus, kuris vykdo su verslą, dabar jis turi 6 asistentus, kurie išveda žmonės pasivaikščioti. Jeigu jaučiatės liūdni, paskambinkite Čekui.
čekas yra nauja verslo rūšis. Ir jeigu jūs pradedam žiūrėti ir pamanom, mes vadinam, ką mes savo versle vadinam, mes vadinam čekas silpnuoju signalu. Tai silpnas signalas reiškia, kad yra kažkur galbūt kažkokia inovacija, naujas vertės pasiūlymas, kurio mes iki galo nesuprantam, bet galime stebėti, kas vyksta ir galbūt iš to pasidaryti naują įžvalgą arba suprasti, koks čia verslo modelis yra veikiantis. Arba kodėl žmonės čeką renkasi. Ir jeigu pradedam čeką, mes jau pastebėjom, čekas mums patiko ir pasirodė labai įdomus, mes pradedam stebėti, kas vyksta toliau ir judėti šitą kelionę. Ir tada matom, kad yra toksai kainos didelis, kuris yra žmonių glostytojas. Jeigu jūs jaučiatės, jeigu jūs trūksta labai žmoniško kontakto, jeigu jūs esate iš tų žmonių, kurie iš tikrųjų neturi labai daug draugų, kenčiate nuo vienišumo, tai seidelis jūs paglostys. Jis yra profesionalus galmonėtojas. Jis nepritlieka jokių funkcijų, jis už pinigus tiesiog apkabina žmonės, pavyzdžiui. Laiko apkabinės 15-20 minučių. Ir sumokat jam $50. Grįžtat kitą ketvirtadienį. Tai mūsų kelionė tęsiasi, mes einame, mes pastebime, kad tarp šitų dviejų žmonių yra tarsi kažkoks ryšys, ne? Ir jeigu mes pradėjom šitą kelionę, galim nueiti ir toliau, galim pastebėti, kad yra Dine with Stranger paslaugos, ne? Kuris galite tiesiog papietauti su nepažįstamu žmogum, galite eiti į running dinners, kuris pažįstate su daug nepažįstamų žmonių, galite išinstaliuoti Happen appsą, kuris iš tikrųjų supažindins su žmonėms, su kuriais prasilenkėt gatvėje, bet kurių nepažįstate. Jūs galite eiti galvoti apie knowledge companions, reiškia, Japonijoje galite išsikviesti vyresnius vyrus, kuriems galite papasakoti, kaip iš tikrųjų reikia elgtis su moterims. Arba tiesiog pasišnekėti rimtomis temomis. Yra žmonės, kurios galite nusamdyti ir su jais šnekės. Ir galim kalbėti apie rent a friend arba companions. Tarkim, į konferenciją važiuojant, jeigu neturi su kuo važiuoti, sėdėti gali pasirodyti labai nuobodu ir keista. Socially awkward, tai iš tikrųjų visai neblogai yra išnuomoti draugą. Ir po visų šitų pavyzdžių, kuriuose iš esmės tas pats vienas motyvas, mes suprantam, kad egzistuoja toks dalykas kaip vienišumo industrija. Egzistuoja visas vertės modelis, kuris pastatytas ant vieno vienintelio fakto, kad žmonės jaučiasi vieniši. Ir jis išpildo visiškai bazinį poreikį mums priklausyti, tam tikrą bendruomenę, priklausyti žmonėms būti kartu su kažkuo. Ir tada mes pradedam domėtis ir randam, kad iš tikrųjų tai yra didžiulė problema, kad mes net galim padidinti savo mirtingumo riziką, jeigu subjektyviai jaučiamės vieniši. Ne? Ir jeigu užduodam dar kitą klausimą, žengiam dar vieną žingsnį ir paklausim, o kas labiausiai iš tikrųjų kenčia nuo visų šitų, tai nėra seni žmonės. 1834 yra pats tas demografinis pjūvis, kuris yra vienišiausias. Labai keista, ne? Niekad nebūtume pagalvoję, kad jauni žmonės gali būti vienišiausi pasaulyje. Ir tada, jeigu sekame dar šitą įkaltį ir bandome eiti mūsų kelionę tęstis toliau, suprantame, kad 1834 pasižymi viena įdomi labai faktu. Jie yra tokios vadinamos on-off kultūros dalis. Tai yra būtent ta demografinė grupė, kuri visą savo gyvenimą kankinasi, bandydama prisijaukinti socialinius tinklus, tada suprasdama, kad socialiniai tinklai gadina jų ir griauna jų gyvenimą ir juos išjungdami. Jie bandydami pasinerti ir perprasti tam tikrus dalykus ir galiausiai sakydami, kad man reikia dabar pailsėti ir atsijungti nuo interneto. Ir jie tada sėdi savaitę kaime be interneto, nes tarsi tai juos išvalo ir jų organizmus išvalo nuo visų papildomų problemų. Tai kalbant apie tą on-off kultūrą, tai ko 1834 pasižymi, štai kas atsitinka, kai pradedi pranešimą per anksti. Arba kas atsitinka, kai prieš tai buvęs pranešėjas labai trumpai viską pristato. Tai mes kalbam apie dvi kultūras. Mes gyvenam fiziniai kultūroje, tai vienu atveju tai yra karta, kuri užaugo be skaitminės revoliucijos. Tai yra karta, kuri adaptavo visų skaitmeninių įrenginių naudojimą. Ir karta, kuri pradėjo gyventi skaitmeninę revoliuciją, kai jau atsitiko jau jiems dažniausiai subrendus. Ir jeigu paklaustumėt žmonių, kuriems reikia 18, jie turi tokią problemą, ar jie nuolatos išjunginėja ir tada labai prastai jaučiasi, kai jiems reikia išjungti jų įrenginius. Tai jie neturi tokios problemos, jie net nesuvokia pačio išjungimo fakto arba skaitminės detoksikacijos poreikio. Ir kai mes pradedam kalbėti apie šitą įtampą tarp dviejų, būtent šitos auditorijos įtampą, galim pamatyti, kad iš tikrųjų santykiai yra viena pagrindinių problemų. Tai yra, kaip mes galime susirasti naujus žmonės, kaip mes galime bendrauti, kas yra santykis su žmonėmis, kurių mes niekada gyvenime nesusitikom, bet kurių turim tikriausiai 80% savo socialinės medijos profiliuose ir panašiai. Ir turbūt esate visi girdėję apie Tinderį, It's a Match. Ne? Tai yra vienas iš sprendimų ir Tinderio visa praktiškai auditorija, 85% yra 18-34 demografinė dalis, segmentas. Išimtinai Tinderis yra 18-34 šito pjūvio įrankis. Įrankis susirasti žmonės, įrankis bendrauti su žmonėms, susirasti galbūt meilę arba sukurti ilgalaikius santykius, kas kartais gali atrodyti labai keista. Bet Tinderis turi vieną problemą. Tinderio kultūra turi vieną problemą ir ta problema yra labai prasta, kad kai jūs susitinkat žmogų,
su kuriuo jūs tikriausiai turite iš bendrus pomėgius ir patiko taip, kaip būdų jis jūs užkalbino. Net jeigu jūs pradėsite draugauti su juo, jūs galiausiai susidursite labai paprasta problema. Jūsų meilės istorija neturi pradžios, jūsų meilės istorija neturi istorijos. Nėra nieko, prie ko jūs galėtum sugrįžti ir įsivaizduoti, yra šeima, kurio vaikai prieina, tėti, o kaip tu susipažinai su mama? Ir ta istorija ką? Buvo toks apsas, ne? Silicijos slėnis. Nelabai, silicijos slėnis niekaip nėra jokios ugnies, nėra prie ko grįžti. Ir dažniausiai visos pažintys, kurios sugriūna, Tinderio sugriūna dėl to, kad žmonės neturi istorijos, su kuria gali pasidalinti. Jie neturi prie ko sugrįžti, jie neturi jokios romantinės pradžios. Buvo toks fainas algoritmas, kuris mus suvedė, nes mes abudom klausėmės Metallicos albumo. Arba šiai. Tai iš esmės yra Tinderio problema. Ir galima žiūrėti, kas vyksta industrijoje. Atsiranda kiti appsai, kurie veikia truputėlį kitokių principų. Ir mes, jeigu pažiūrime, koks principas egzistuoja Happen appse, tai jisai iš esmės leidžia jums susipažinti su žmonėmis, su kuriais jūs fiziškai prasilenkėt gatve. Ir jisai pagrįstas labai paprastų principų. Įžvalga labai prasta yra, kad mes dažnai prasilenkiame su žmonėm, labai dažnai mums tie žmonės patinka ir atrodo simpatiški ir mes labai dažnai norėtume juos užkalbinti, beveik niekada to nepadarome. Nes tai atrodo socialiai, mes tokie socialiai kuklus ir tai visą tai gali atrodyti labai, nežinau, iškrypėliškai, gali pokalbis prasidėti ne visai taip, reikia turėti labai gerą pradinę tą eilutę, kad jinai užkabintų kažką. Tai yra labai sudėtinga, reikia kurti visą atskirą strategiją, kad tai įvyktų. Ir jeigu yra įrankis, kuris man padeda tai padaryti, mes jau egzistuojantį poreikį turim. Ir antras turbūt yra paprastas labai dalykas, netgi toks užmegztas ryšys jau turi labai aišku bendrumo tašką, jisai turi istoriją, jis turi tą mikromomentą, kuris gali galingas ir kurio gali užtekti tam, kad atsiras romantinis ryšys, kuris nesugrūtų vien dėl to, kad mūsų suvedė algoritmas. Tai iš esmės tai yra tai galima sakyti, tai yra du problemų sprendimo būdai. Ir vienas yra pagrįstas pomėgiais, duomenimis ar algoritmais, ką nustato kompas ir mes galim pasirinkti žmonių. Kitas yra visiškai pagrįstas kitų, tai yra mikrosusipažinimo istorija. Tai yra įžvalga apie tai, ką žmonės siekia, ką žmonės nori. Ir to užtenka labai dažnai, kad mes galėtume sukurti inovaciją, kad mes galėtume transformuoti biznį, kad mes galėtume kažko pasiekti. Aišku, Happen yra tas vadinamas latecomeris, jis nėra tokio dydžio kaip Tinderis, bet jeigu palyginti yra 1/5, 50 versus 10 milijonų, ir tai labai geras įrankis, turint omeny, kad Tinderis turi žymiai didesnį pasiekimumą, o Happenas priklauso nuo to, kiek iš tikrųjų aplink žmonių su mumis fiziškai prasilenkia. Tai duomenys yra visai įspūdingi ir mes galim šitais dviem būdais nueiti. Ir tai yra mikro momentas, kai mes stengiamės. Prisimenat, nuo ko mes pradėjom? Čeką vis dar prisimenat? Tai yra vienas būdas ieškoti įžvalgų. Jis nebūtinai yra linijinis, jis nebūtinai eina nuo taško A į tašką C, bet tai yra pagrindinė valiuta, kuri yra reikalingiausia versle arba kokioje kitoje veikloje. Mes dažniausiai tai užmirštam. Mes pradedam kurti dalykus, neturėdami jokio naujo požiūrio į tai, kas egzistuoja, neturėdami jokio naujos įžvalgos, ant kurios mes galėtume kažką pastatyti tvaraus. Tai manau, tai yra vienas iš būdų, kaip mes galim kalbėti. Mes, aišku, tai nėra vienintelis būdas prieiti įžvalgos ir tai nėra vienintelis atsakymas, kaip mes galim judėti, kaip mes galim sukurti produktą arba inovuoti. Yra daugybė kitų. Aš norėčiau papasakoti apie kitą būdą kalbėti. Tai yra makro požiūris, kai mes iš tikrųjų žiūrime į didžiausias įžvalgas, mes žiūrime į pokyčius, kurie gali atrodyti iš pradžių izoliuoti, išbarstyti visoje erdvėje, bet mes, kai stengiamės padaryti, mes bandome juos suvesti į vieną sistemą ir suprasti, o kas iš to, kaip keičiasi vartotojų lūkesčiai, kaip viskas kinta mano industrijoje. Ir iš tikrųjų ta mano inovacija, kurią aš bandau dabar inovuoti, kurti apps ar dar kažką, ar jinai prasminga, arba jinai bus prasminga po tų 2 metų, kai aš ją pagaliau užbaigsiu. Tai ir vienas didžiausias tikriausiai skausmų. Pabaigti savo produktą, projektą ar verslą, suprasti, kad jisai visiškai neturi jokio aktualumo tos į to rinkos situacijai. Nes pasaulis juda žymiai greičiau, negu mes kuriame dalykus. Ir tie veiksmai mūsų ir tie mūsų gyvenimo projektai, kurie vyksta dabar, gali po 2 metų visiškai neturėti vietos pasaulyje. Nes kažkas gal užbaigs tą patį projektą po 2 dienų. Tai tik tai didina mūsų poreikį suprasti, kas vyksta aplink mus ir suprasti, ar mūsų įžvalgos bus tikrai tvarios. Tai antrasis būdas yra pakankamai, kas mes ką darom. Pirmiausia, mes žiūrime, kokios yra inovacijos. Tai yra labai paprasta įžvalga. Jeigu kažkas supylė savo pinigus į tam tikrą startupą, inovaciją, apps ar kažką, tikriausiai tas kažkoks žmogus jau pakankamai gerai tiki, kad tai gali atsipirkti nuo tokiu būdu. Ką mums reikia daryti? Mums reikia stebėti, kokie dalykai atsiranda pasaulyje, ar jie turi bendrą veiklos ar verslo modelį, ar bendrą vertės kūrimo modelį ir pabandyti suprasti, kokį poreikį jie sprendžia.
Ir tada, jeigu mes pastebime pakankamai daug tarp industrinių reiškinių, mes galim sakyti, kad taip egzistuoja tendencija, kuria tik tai stiprės ateityje. Ir tikriausiai visas mainstreamas, tai yra bendroji populiacija, tiek bendroji prekių ženklų populiacija, tiek bendroji verslų populiacija, tiek bendroji vartotojų populiacija galiausiai nuėdės tą pusę, jų lūkesčiai bus pakitę per tikriausiai 2-3 metų laikotarpį. Tai važiuokime, kaip visą tai vyksta. Identifikuojam vieną inovaciją, žiūrim, ar mes pastebime bendrą principą, kuris jungia skirtingas industrijas, galiausiai iš to galim suformuoti tam tikrą tendenciją ir galiausiai įžvalgą, ką ta tendencija sprendžia, ką tas trendas vartotojams sprendžia. Ir tai labai svarbu, nes mums niekas neįdomu, jeigu tai nesprendžia problemų. Jeigu mes neturim problemos ir nesugebame jos formuluoti, mes apie nieką nekalbam. Tai pirmiausia, atsakingo verslo turbūt viena įdomesnių temų yra, daugelis šiandien apie tai kalba ir kalbės, ir aš pakalbėsiu apie atsakingo verslo tendencijas. Ir dažniausiai iki šiol Lietuvoje labai daugelio erdvių atsakingas verslas suvokiamas paprastu tokiu būdu, kad įsivaizduokit, yra IT įmonė, kaip IT įmonė užsiima atsakingų verslų, tai jie kartą per metus išvažiuoja pasodinti medelių arba nuvažiuoja vaikų namus palinksminti vaikų. Pats geriausias žmogus tinkantis linksminti vaiką yra IT specialistas. Ane? Sako, tu jį laikai, net tą pusę apversk, nuotraukai negerai atrodys. Tai iš esmės, tradicinis atsakingo verslo suvokimas yra toksai ir jis iki šiol yra gajus, bet iš tikrųjų pasaulis keičiasi ir pats keičiasi labai greitai ir tie reikalavimai, kuriuos mes galim kelti atsakingo verslui, keičiasi taip pat. Tai pirmiausia, norėčiau tokias iškelti verslo problemas, esminės verslo problemas, kurios yra labai bendro pobūdžio, bet jos nurodo, kas darosi su inovacijom. Tai vienas iš jų yra impulsiškumas. Tai reiškia, tradicinis marketingas daro ką? Tradicinė rinkodara iš tikrųjų mus verčia elgtis impulsiškai ir mes labai dažnai nuo to pavargstam. Tai vienas iš būdų yra, kai ką daro, kaip inovuoja atsakingi verslai, tai yra vienas. Pavyzdžiui, tai yra, jie nebepatikinėja mūsų pasirinkimo. Tai yra knygynas, kuris turi vieną knygą. Sėkmės išsirenkant, jis kiekvieną savaitę keičia ir vis pateikia po vieną knygą. Yra verslų, kurie sako, mes neturim jokių išpardavimų, mes norim, kad kai išpardavimas yra, jūs geriau pagalvotumėt ir veiktumėt kažką kitą ir neeitumėt jokių būdų į prekybos centrą ir neeitumėt pirkti mūsų prekių, nes mes tą dieną užsidarome. Yra prekybos tinklų, kurie nepateikia jums jokių brandų, kurie paslėpia viską ir nutrina brandą ir galiausiai sako, kad ne, mes neturim net pakuotės, tu tiesiog įsipilk, mes turime geriausią produkciją, kurią įmanoma pasirinkti ir daugiau nieko ten nebus. Turime brandų, kurie nutrina visiškai bet kokį identitetą ir sako, produktas yra svarbiausia, nesvarbu, kaip mes jį pakuosime. Ir visi šitie dalykai susideda vieną esminį skirtumą, kad kas keičiasi yra prekių ženklai rengiasi atsakingi, kuruodami savo produktus. Ir vietoj to, kad pateiktų mums milžinišką pasirinkimą, nes sako, štai yra vienintelis dalykas, ką tau reikia rimtis. Jie iš anksto apriboja mūsų pasirinkimą, kad išspręstų mūsų tokią problemą. Kitas yra mūsų abejojimas gaunama vertė. Mes labai dažnai abejojam, ar tai, ką mes nusipirkom, iš tikrųjų verta tų pinigų, kuriuos galiausiai sumokėjom. Irgi natūrali tokia lietuviška savybė. Vieni verslai daro ką? Jie pradeda kalbėti apie footprint costą. Jie pradeda kalbėti, kad yra iš tikrųjų dvi kainos. Yra viena kaina, kurią mes sumokam už produktą, ir antra kaina, kiek tas produktas kainuoja aplinkai. Ir kas tikriausiai bus, po kurio laiko tos dvi kainos bus fiksuojamos. Jūs turėsite abi kainas įvedamas į etiketę. Ir lygiai taip pat vertinės abi. Tai čia yra vienas iš brandų reformation, kuris vis laik parodo, koks yra footprint cost. Tai reiškia, kiek produktas realiai kainavo aplinkai ir kiek jūs sutaupote, jeigu perkate jų produktus. Kiek jūs tausojate. Turime Waitrose, kuris iš tikrųjų labai elgiasi skaidriai, tiesiog komunikuodamas savo partnerių produkciją, reiškia, sakydamas, iš kur atkeliavo mūsų produktas, nušviesdamas visą produktų kelionę. Yra tokie brandai kaip Innocent Drinks, kurie iš tikrųjų sukuria įrankius padėti savo partneriams, kurie tieka parems produkciją. Pavyzdžiui, kaip iš tikrųjų optimizuoti vandens kiekį, kuris reikalingas laistyti braškės. Bufferis yra vienas irgi startupinis reikalas, bet ką jisai daro, jisai visiškai visus savo finansus pateikia visiems labai atvirai ir skaidriai. Jūs galite net pasakyti, jeigu norite įsidarbinti bufferį, jie turi apps ir landing page, kur gali paskaičiuoti, kiek jie gausit ir uždirbsite pinigų. Iki tol, kol net pateiksite savo parašką. Jie yra visiškai skaidrus visų savo finansinių procesų atžvilgių. Viską galite apie juos surasti. Galite net rasti skaičių, kiek jie turi šiuo metu savo sąskaitų. Ir visą tai irgi susiveda, visą tai, kas atsiranda čia, mes turime naują skaidrumą. Mes turime visiškai kitus skaidrumo principus, kurie pagrindžia ir leidžia labai atvirai pagrįsti vertę, to niekada ko anksčiau mes neturėjom. Mes turėjom tik tai vieną izoliuotą, diskretišką produktą, kurio nesuvokdom, kas už jo slepiasi. Ir tokių daugybė yra. Mes lygiai taip pat turim trumpalaikiškumą ir mes turime produktus, kurie vienokiu ar kitokiu būdu jį išplečia ir mes turime atgimusi produkto vaiką, kad mes iš tikrųjų turime platformas, kurios leidžia nusipirkti vieną produktą visam savo gyvenimui. Mums nereikia galvoti, kad nusipirkau iPhone, už kiek mėnesių reikės pirkti naują.
Mes turime kaltės problemą, aišku, labai natūraliai. Kapitalinis pasaulis yra pastatytas ant kaltės, nes jeigu jūs įsigijat produktą ir galite savo leisti gerai gyventi, iš tikrųjų reiškia tik tai vieną dalyką, kad kažkur pasaulyje kažkas labai prastai gyvena, tikriausiai, ir gyvena prasčiau už mus. Ir tas kaltės motyvas yra išsprendžiamas, yra prekių ženklai, kurio vienokiu kitokiu būdu įgyveno tai, kad jeigu vartojate jų produktus, jūs sprendžiate problemas. Pavyzdžiui, yra iš visų likutinių prekybos centrai, kurie prekiauja tik likutinėmis prekiamis, kurios yra išmestas iš kitur. Tai reiškia, prekybos centrai atsisako prekių, jūs galite nusipirkti vienoje vietoje. Alus, kurio kiti likusieji produktai yra paverčiami į degalus. Turime skardinės ir skardinių plastikus, kurie yra suvalgomi žuvis, ne tai, kad juose įstringa, bet jeigu įstringa, tai gali, kaip skanu, ir suvalgo visą šitą plastiką, kuris apsiveja jiems apie galvas. Turime brandus, kur jeigu perkate vieną produktą, jisai automatiškai yra aukojamas, lygiai tas pats produktas yra aukojamas tam tikrai bendruomeniai ir sprendžia jūs produktus. Tai aišku, Tomsas kažkada pradėjęs labai keistą misiją, pirkite vienus batus, gausite dviejus, staiga praėjo 5 metai ir mes turime, kad jie pardavinėja 8 kategorijas skirtingas ir sprendžia 8 skirtingas pasaulio problemas. Ir viso tai yra, kad tiesiog vartojimas gali tapti sprendimu. Mes vartodami, mes galime spręsti problemas, kurios egzistuoja mūsų socialinėje erdvėje. Ir taip toliau. Manipuliacinė kainodara yra dar vienas iš tų, reiškia, kad netgi kainos gali prasmingos būti ir mes galime turėti prasmingą kainodarą, mes galime turėti produktus, kurie net, jeigu mums yra žadami, kad jie yra išbaigti ir jie finalizuoti, jie gali būti netokie, mes galime įsitraukti į produktų kūrimą ir mokėti papildomą kainą, kad galėtume būti viso to dalimi. Čia yra daugiau pavyzdžių, aš jau visų jų nespėsiu pereiti. Bet iš esmės, kas mums svarbiausia, kad tokiu būdu mes galim pastebėti, kas vyksta su atsakingu verslu ir mes galim prieiti labai prosas išvados, kad iš esmės, kas transformuojasi, kad atsakingumas tampa verslo modelio dalimi. Visos šitos tendencijos nėra viena kita. Jeigu jūs norit būti atsakingas verslas, jūs turite keisti savo verslo modelį. Metiniai išvažiavimai į vaikų namus ir 2 ąžuoliukų pasodinimas prie Pašilaičių mikrorajone Vilniuje nieko nesprendžia. Ir tai toks yra mūsų kelias, yra 2 keliai galvoti, yra labai artimas kelias, kai mes įsigilinam į žmonės, kurios mato aplink save ir bandom suprasti, kodėl į vienokį ir kitokį būdų elgiasi ir tos įžvalgos panaudojamos produktų kūrimo ir prekių ženklų kūrimo. Yra kitas kelias, yra makro kelias, žiūrėti, kas aplink mus darosi ir kokiu būdu visą tai kels naujus lūkesčius mums ir mūsų vartotojams ir verslams kartu. Ir žinoti ir galiausiai pasidaryti labai paprastą testą, ar visą tai, ką aš darau dabar, ar visą tai bus dar validu po 3-4 metų, jeigu tie dalykai jau vyksta šiuo metu. Tai va, tai kelionė yra tokia, tikiuosi, kad buvo naudinga ir galėsiu šitos dalykus pritaikyti. Čia yra mano adresas, jeigu norėtumėt sužinoti daugiau arba gauti skaidres, parašykite asmeniškai, atsiųsiu viską. Dėkui. Taip, gal kas nors klausimų turėtų pranešėjai. Tikrai labai daug įdomus, prašau. Kaip galvojate, vienišumo biznis Lietuvoje turėtų įtakos, būtų populiarus? Aš galiu papasakoti vieną. Turėjau tokią anekdotinę situaciją išgirdęs. Taip, tradiciškai lietuviai yra labai turintis daug barjerų ir daug psichologinių barjerų įeiti tam tikras kategorijos. Bet čia, ką aš turbūt kalbėjau apie šiandien, jeigu mes žinome, kodėl, pavyzdžiui, ypatingai lietuvių vyrai, pati vieni labiausiai kompleksuotų vyrų pasaulyje, jeigu mes suprantame, kodėl jie nesirenka ir nebando vienokį ir kitokį dalykų, mes galim panaudoti tas įžvalgas, juos pritraukdami. Pavyzdžiui, pavyzdys klasikinis labai yra psichologai. Ne? Moteris eina pas psichologus, vyrai kažkaip galvoja, kad visą tai yra labai žema ir nevyriška. Ir kartais užtenka vis pervadinti psichologą į filosofinės konsultacijas, teikti tą patį turinį ir išspręsti mūsų užsispaudusių vyrų problemas. Tai čia aš vadinu, tiksliau yra toks bendras terminas, yra tas vadinamas frame of reference, kokiu būdu mes pateikiam ir performuluojam, ką mes parduodame. Kas yra mūsų prekė ir kas yra mūsų produktas. Ir kartais tokio paprasto komunikacinio triuko, tai reiškia apivertimo, kaip mes tai vadiname ir kokią vertę komunikuojame, gali užtekti, kad mes galėtume pašalinti tos barjerus savo vartotojams ir galiausiai juos pritraukti. Tai manau taip, iššūkis yra, sure. Įgalima su juo kovoti lygiai taip pat. Taip, prašau jūs. O šiuo metu yra Lietuvoje tokių socialinių pavyzdžių, jūs nepatikėt? Lietuvoje socialinių pavyzdžių. Taigi sakiau, IT vyrai važiuoja. Ne, iš esmės daro, tam tikrų būdų daro. Pavyzdžiui, kas keičiasi versluose, turbūt galima paimti didžiuosius prekių ženklus, ką jie dabar bando daryti ir tai yra pastarųjų 2 metų tendencija. Turbūt gal mes jau šiais metais pagaliau pamatysime didžiuosius brandus, kurie pirmiausiai bando išsiaiškinti, kas yra blogai
Ir tada tik tai pritaikyti tam tikrą savo sprendimą ir investuoti pinigus jau naujai atrastą egzistuojančią problemą, kurie gali iš esmės transformuoti. Bet tas procesas yra ilgesnis. Tu pirmą turi suvokti, ką reikia daryti. Tai reiškia, nepažiūri tiesiog į užsienio pavyzdžius, kad jie padarė labai fainą kampaniją, kaip pirmadienis ir antradienis padidinti klientų srautus savo parduotuvėse. Ne. Bet reikia suvokti, kokia problema egzistuoja ir kaip jinai yra susijusi su tavo verslu, suvokti, kokia yra sinergija ir tu tikrai esi tas, kuris gali tą problemą padėti išspręsti ir tada pradėti imtis ilgalaikių veiksmų, kurie tai sprendžia. Tai atsakymas yra taip, gal 2017 metais mes pamatysim pirmosius rimtus pavyzdžius. Dar vieną klausimą, Vida. Prašau. Labadiena. Ar galėtumėte pateikti pavyzdžių, kad antras sprendimo būdas, tai yra žiūrėti, nagrinėti pagal sociumą, pagal žmogų, yra sėkmingesnis negu pirmas? Ačiū. Kad antras, tai žinoma, tarkime, aš galiu pateikti prekių ženklų pavyzdžius, nes mano yra pagrindinės rytis, tai labai paprastas buvo turbūt paprasta labai įžvalga Snickerso, žinot Snickersą visi. Tai jų visa prekės ženklo sėkmės istorija priklauso nuo vieno vienintelio pasisprendimo, yra pasakyti, kad mes nesam šokoladukas, mes esam užkandis. Ir jei vietoj to, kad konkuruotų toje lentynoje, kuris prieinat visą laiką prie žurnalų, prie pat kasos ir matote 18 skirtingų šokoladukų, kurių visų funkcija yra iš tikrųjų numalšinti mūsų tą vadinamą sweet tooth, ne, kur mes norime, tikrai esame jau pavalgę ir norime kažko labai saldaus, mums reikia kaip ofiso darbuotojams kažkokio cukraus galvoje. Ir jie pasakė, kad mes visai ne tas yra. Ir jie likę toj pačioje vietoje, turėtume tą patį produktą, jie staiga pasidarė užkandžių ir pradėjo konkuruoti su riešutais ir visokiais vafliais ir kitais dalykais, kurie parduotuvėje yra randami visiškai kitoj pozicijoje. Tai reiškia, jeigu aš net prie kasos užsimanau užkasti, man reikia grįžti atgal ir lietuvis tai niekada neužleis eilės savo vietos, arba pasakys, ir gali čia man palaikyti, ne? Tai yra tokie, tai yra elementari įžvalga, ką mes galim padaryti, jinai visiškai yra subjektyvi, bet jinai transformavo verslą. Jinai visiškai transformavo verslą ir pakeitė tai, kas tas prekės, kuo tas prekės ženklas tapo galiausiai. Tai aš norėjau pasakyti, kartais tokie visiškai maži atradimai yra labai galingi įrankiai. Tas pats Hapno atvejis yra lygiai toks pat. Kad kartais nereikia algoritmo, kad išspręsti problemą, kurią žmonės turi. Jeigu aš ją gerai labai užčiapiu ir suprantu, kokia yra, tai aš galiu pasiekti tikrai gerų rezultatų, nes tai yra pusė atsakymų. Ar klausimų kas nors turėtų? Prašau. Labai įdomus pranešimas, labai ačiū. Pačios įžvalgos, arba tai, kaip jūs dirbate. Ar tai yra daugiau tokia empirika, stebėjimas, buvimas, kaip sakyti, visame tame. Ar dar turit kažkokius technikas, metodikas, nežinau, matematinius modelius, analizę, įdomu? Tai vienas paprasčiausių būdų taip, tai yra, jeigu tu esi srityje, su kurioje visiškai nesupažinęs ir iš tikrųjų nežinai, kokia yra situacija, tai dažniausiai tai yra vartotojo etnografija, kur tu kažkokiu būdu stengiasi atsidurti tose situacijose, tose erdvėse, kur žmonės veikia ir tada stebėti, kokiu būdu tai vyksta, galbūt net tiesiogiai neklausiant, kad žmonės artikuliuotų savo paaiškinimus, kas yra tradicinė tyrimų klaida. Mes bandom racionalizuoti dalykus, kurių niekad gyvenime neracionalizavome iki tol. Tai yra vienas iš būdų, kuris yra susirašant visus pastebėjimus, bandant išvesti bendras taisyklės ir pastebint, kokia yra problema ir ką iš tikrųjų reikėtų spręsti. Bet žymiai dažniau tai bus tiesiog geras problemos suvokimo etapas, kas yra irgi esminis, kad tu gali praleisti 80% savo laiko, tirdamas dalykus, tik tai tam, kad apsibrėžtum problemą. Ir dažniausiai įžvalgos gali ateiti labai paprastai tiesiog iš bendros nuovokos. Jeigu mes pasiėmam makro požiūrį, kur mums reikia pastebėti, kokiu būdu keičiasi pasaulis, kaip dažnai tai vyks, tai tam reikia ilgalaikio stebėjimo, tam reikia tokios koncentracijos ir nuolatinių rinkos ir skirtingų sektorių monitoringo. Tai be to niekaip nesėsim, nes visa kita liks tiesiog spekulacijom. Bet labai dažnai įžvalgos gali ateiti visiškai iš bendro žmogiškų pastebėjimų, bandant rasti naują paaiškinimą tam elgesiui, kuris jau yra atsiradęs. Atrodo labai profesionaliai ir nepaprastai gražiai padarytas pranešimas. Kolega, aš moderatoriaus irgi, šiaip moderatorius nedarytų kištis, bet negaliu sujaudinate. Mane labiausiai sujaudino tas teiginys, kad kas nors verslo investuotojų pasaulyje galėtų jausti kaltę dėl to, ką verslas daro. Mano kaip tokio praktinio marksisto ir kapitalizmo tyrėjo provincialaus akimis nepanašu, kad kas nors jaustų kaltę. Kaltę galbūt jaučia žmonės, kurie norėtų patiria kapitalizmo poveikį ir bando iš to padaryti verslą mikro lygių.
Bet kaip taip jūsų manymu, kaip taip išeina, vat, kad tokios gražios prezentacijos, tokie puikūs startupai neįtikina pasaulio investuotojų, taip investuoti į dalykus, kurie mažintų vienatvę, didintų žmonių gyvenimo kokybę, taip, ir jinai tolydžio akivaizdžiai degraduoja. Tai, kad mes jaučiamės vieniši, tai tikrai taip, bet vienišumo industrija yra viena sparčiausiai augančių industrijų, kaip ir žaidimai, pavyzdžiui. Tai yra viena dabar šiuo metu jau turbūt per 2-3 metus tapsinti didžiausiai įmanoma industrija pasaulyje. Ir turbūt pavyzdys apie kaltę, kad iš esmės kaip verslai gal tiesiog ir nejaustų kaltės. Tai nėra, verslo savininkas labai dažnai nejaučia kaltės vykdamas tam tikrą veiklą. Kas atsitinka, pavyzdžiui, pasiėmus McDonald's pavyzdį. McDonald's market share, tai reiškia rinkos dalį labiausiai suvalgė visi kiti tą pačią vertę siūlantis greito maisto tinklai, kurie turi vieną esminį skirtumą. Jie turi, pavyzdžiui, tvarios ūkininkystės produkciją. Jie turi programas, kurios įgalina jų darbuotojus, pavyzdžiui, siekti aukštojo mokslo ir taip toliau. Jie turi tam tikrą elementą. Ir žmogus tai nebūtų iš esmės, jis gali postuluoti, kad būtų už tai sutikęs mokėti daugiau, bet ką jis daro, vartodamas tą maistą, jis įgauna išpirkimą. Jis gauna indulgenciją, už kurią nesumoka daugiau. Ir staiga McDonald's, kuris neturi indulgencijos, kur negali nieko pasiūlyti daugiau, tik tai hedonistinį pasitenkinimą, jis staiga praradinėja savo pozicijas. Ir tada verslas jis nejaučia, jis jaučia alkį pinigams vis dar, bet jis supranta, kad jo vartotojas staiga prie tos pačios vertės, kurią gaudavo iki šiol, dabar jau nori gauti truputėlį daugiau ir jis nori gauti išpirkimą. Ir išpirkimas yra ekonominė vertė ir tai tampa tam tikrą valiutos formą. Padėk jums gamtos ir verslo jėgos. Ačiū labai.